Kas vyrams svarbiausiai santykiuose? Vyrai, mes dabar atsakykim. Nu, aišku, svarbu, sakiau, reikia meilužės. Nu, tai va, aistra, kad įkvėpimo gautų, kad rūpintųsi. Ką, vyrai, dadėkit, nes čia aš taip sakiau. Santykiai ir ištikimybė. Ištikima, kad būtų. Kažkur dingo dabar mikrofose. Kad draugė būtų, kad bendraut fainai. Kad namuose naudotų tą pačią kaukę, kokią naudoja bendraudama su nepažįstama. Jo, va čia svarbu. Gal aš biškai išversiu į moterų kalbą. Yra labai dažnai toks atvejis, kad žmona namuose pavargusi, susiraukusi biškai. Ir namie, kadangi jaučiasi saugiausiai su savo vieninteliu žmogum vyru, jinai leidžia savo būti susiraukusią, be makiažo, tokia va. Ir viskas su tuo labai gerai, labai fainai, bet vyrui gali pasirodyti, kad kodėl jinai su manim va tokia, o tik išeina per duris su draugė ar kažkur jau vėl šypsasi ir fainai. Taip yra, taip dažnai moteris elgiasi. Sutinkat, būna tai. Ką aš tokio blogo padariau, kad jinai taip elgiasi? Kita medalio pusė, kad moteris kaip tik rodo, kad aš su tavim esu pati saugiausia, atviriausia ir galiu būti nuoga su visais savo blogais jausmais. Tai tarsi iš dalies parodo, kad tu man kaip tik labai svarbus. Bet jeigu mes vyrui šito neižodinam ir nepasakom aiškiai, tai vyrui gali pasirodyti, kad jis nerūpi, jis negeras ir panašiai. Bet ir vyras taip elgiasi. Lygiai taip pat ir aš elgiuosi, jo. Grįšiu pa žmoną, sakys, kaip renginys, sakys, eik tu Tu man greitai, aš einu gult. Sakys, tu renginys, žiūrėjau, video fainas, viską normaliai bazarinį. Panos fotkinas laimingas, grįžti namo, eik. Bet tuo pačiu, kai jau turim tą blogąją kaukę, kad pasakyti, žiūrėk, klausyk, nu aš labai tikrai pavargusi arba pavargęs, man blogai, viskas, aš atidirbu, pavargu, leisk man tokia arba tokiu pabūti.